Sveiki, esu kompanijos Michi konsultantė Asta ir šiandien noriu labai trumpai Jums parodyti, kaip darant patį pirmąjį užsakymą teisingai įvesti pristatymo adresą. Pas mane prekės jau yra sudėtos į krepšelį, tai yra paskutinis šio katalogo užsakymas. Štai viskas, kas užsakyta. Dabar taip, kadangi aš darau nebe pirmą užsakymą, pas mane adresai jau matosi, pas Jūs bus tuščia. Ir taip, kur yra pristatymo šalis, renkatės Lietuvą. Toliau pristatymo pasirinkam vežėją, tai yra DPD, nes jų atvežimo įkainis yra mažiausias. Toliau išankstinis mokėjimas ir visa pati svarbiausia informacija, tai yra vardas, pavardė, telefono numeriukas. Telefono numeriuką rašom +370 6 ir toliau visi einantys skaičiai taip, kaip yra jūsų telefono numeryje. Toliau elektroninis paštas yra taip pat labai svarbu pristatant. Ir žinoma, miestas, gatvė, namo numeris, būto numeris ir pašto kodas. Pašto kodas irgi yra įrašant, pradedam LT ir toliau visi tie skaičiukai, kurie priklauso pagal gyvenamąją vietą. Papildoma informacija, jeigu reikia, galite, manau, čia įrašyti, kas gyvena daugiabučiame name ir yra kodinės durys, nebent durų kodą. Tiesiog papildoma informacija, nežinau tiksliai kam netgi. Ir toliau sutinkat, uždedat varnelę, kad viskas patvirtina, kad su taisyklėm su viskom susipažinat ir toliau pereinat prie mokėjimo. Štai tiek buvo labai trumpai. Kaip jau sakiau, svarbiausi dalykai – vardas, pavardė, tikslus telefono numeriukas be klaidų, elektroninis paštas ir visi su adresu susiję dalykai. Trumpai tiek. Gerų užsakymų, mergaitės.